Kaukai antra pasaka. Tarnavo pas svetimus viena varginga mergaitė. Buvo darbšti, švari, kasdien šlavė namus ir šiukšles pylė ant didelės krūvos prieš duris. Vieną rytą, pradėjusi ruoštis, rado ant tos krūvos laišką, bet kaip ji nemokėjo skaityti, tai šluotą pastatė kertei ir nuėjusi prašė savo ponų pažiūrėti, kas ten parašyta. Laiške kvietė Kaukai mergaitę pabūti krikšto motina jų vaikui. Mergaitė nežinojo, ką daryti, galop ji sutiko, prikalbėta savo ponų, aiškinusių, kad atsisakyti būtų negražu. Tada atėjo 3 kaukai ir nusivedė ją į kalno vidurį, kur gyveno tie nykštukai. Čia buvo viskas maža, bet dailu ir puiku, niekur negalėjo prikišti. Gimdyvė gulėjo juodoj medžio lovelėj, apklotas buvo išsiuvinėtas perlais, lopšelis buvo iš dramblio kaulo ir vonia aukso. Mergaitė pastovėjo prie krikšto ir norėjo vėl namo keliauti, bet kaukai labai prašė pasilikti pas juos dar 3 dienas. Ji pasiliko, leido laiką gerai ir linksmai. Nykštukai darė viską, kad jai būtų malonu. Galop ji nusprendė keliauti į namus. Tada jie prigrūdo jai pilnas kišenes aukso ir išvedė iš kalno. Sugrįžusi namo, ji vėl norėjo pradėti darbą. Nutvėrė į ranką šluotą, tebestovėjusią kertėj, ir ėmė šluotą. Tada išėjo iš namų svetimi žmonės ir klausė, kas ji tokia ir ko jai čia reikia. Pasirodė, kad ji išbuvo kalne pas žmogiukus ne 3 dienas, kaip galvojo, o 7 metus, ir per tą laiką išmirė jos buvusieji ponai.